Labas rytas, mano mėlieji draugai. Jūs klausotės radijo stoties Rožės radijas. Dabar girdėsite orų prognozes. Ašgi sakiau, kad kai rožė nuskabys tuos lapus, ji neužsičiaups. O apie kokią tu čia radijo stotį kalbi? Aš nusprendžiau sukurti savo radijo stotį ir pavadinti ją Rožė. Na va, mūsų rožė visai surožėjo. Mano brangieji draugai, aš manau, kad mes išties galime sukurti savo radijo stotį. Gelbėkit, kas galit ir kas negalit, čia radijas namus užpuolė. O vis dėlto, kas tas radijas yra? Radijas, kai daug šneka, bet nieko nerodo. Va televizorius, tai Nieko panašaus, Kefyre. Pradžioje išrastas buvo radijas ir tik gerokai vėliau atsirado televizorius. Na va, o kas tas televizorius? Klausyk, Tobi, tu iš kur iškritai, kad nieko nežinai nei apie televizorių, nei apie radiją, a? Na, o dabar rytinė mankšta. Kojas pastatykite pečių lygyje. O kas ta mankšta? Tobi, ar tu girdi, kas už lango daros? Ne, negirdžiu. Tai visi žvirbliai iš tavęs juokiasi, kad nežinai, kas ta mankšta. Kefyre, nustok juoktis iš Tobio. Jis dar mažas, todėl daug ko nežino. O bėgant laikui, mokydamasis, jis sužinos tikrai nemažai įdomių ir naujų dalykų. Sniege, aš čia pagalvojau, galėtum būti mano radijo stoties diktorius. Tavo žemas balsas ir labai tam tiktum. Na va, aš ir vėl nežinau. Kas tas diktorius? Ačiū, Rožė, aš su malonumu. Galėčiau vesti laidas apie... Rožė, o tu mane priimtum į savo radijo stotį? Aš galėčiau daug papasakoti apie katinų gyvenimą. Ir apskritai, aš galėčiau papasakoti apie bet ką. Aš, kiek visko žinau, atrodo liežuvį prisikandau. Na pagaliau, mūsų katinas Kefyras, prisikandęs liežuvį, bent pradės daugiau tylėti. O dabar, mano mėlieji klausytojai, muzikinis vidudienis. Lai, 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 lai. Rozė, nustok dainuoti. Man jau taip liežuvis skauda. O man labai gražu, kaip Rožė dainuoja. Tau čia, Kefyre, pamoka, kad per daug nepliurptum. Tikiuosi dabar mažiau kalbėsi, o daugiau klausysi. Jūs visi prieš mane susimokėte, net mano liežuvis prieš mane. Aš tai, Kefyre, visai ne prieš tave. Kefyre, niekas čia prieš tave nesusimokė. Tiesiog tu daug šnekėdamas įsikandai liežuvį, todėl tau taip ir atrodo. Ak, kokia šiandien mano gera nuotaika. Galėčiau dainuoti ir dainuoti. Lai, 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 lai. Na va, aš ilgi norėčiau geros nuotaikos, o dabar dar ir liežuvis skauda. O tu, Kefyre, pabandyk dainuoti. Žiūrėk, ir tau nuotaika gal taip pat pakils. Tai, kad aš nemoku. Bet tu, Kefyre, turėtum labai gražiai miauksėti. Juk tu katinas. Kefyre, o tu įsiklausyk ir paskui mane dainuok. Lai, 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 lai. Ne, nu taip glaziai aš nemoku. O tu drąsiau, Kefyre, pabandyk, nebijok. Juk niekas negimė mokėdamas dainuoti. Visko išmokstama. Sugalvojau. Rytoj Dominykas mane pasiims į muzikos pamoką. Aš ten viską įdėmiai stebėsiu, o grįžęs, Kefyre, tau viską papasakosiu. Ach, kaip man patinka muzikos pamokos. Lai, 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 lai. Gerai, Tobi, tu dar sužinok, ar muzikos mokytoja mėgsta žuvį. Kefyre, o koks tau skirtumas? Ar muzikos mokytoja mėgsta žuvį ar ne? Jei muzikos mokytoja mėgsta žuvį, reiškia, ji mėgsta ir katinus. O jei mėgsta katinus, tai reiškia, ji... Gerai, Kefyre, sužinosiu. Ir kada grįšiu, man bus labai įdomu sužinoti, kas gi yra tas diktorius, radijas ir mankšta.